kas šiandien nepavyko? Laimėt nepavyko, daug kas nepavyko. Nesusigynė visiškai antrą pusę, viską pataikė, žudė iš po krepšio, žudė iš tolimų metimų. Nežinau, sunku kažką pasakyti. O tas lėgiai žinojimas, kad jeigu laimite, jau užsitikrinta vietą kitame etape? Ne, kažkaip negalvojau, nežinau. Aš asmeniškai tikrai negalvojau. Prasme, nekalbėjom, kad žinojom, kad taip gali būti, bet negalvojom apie tai, kad visas varžybas norisi laimėti. Prasme, susikaupimo tikrai buvo ir išanalizavimus. Atrodė, pradžioje pirmos įgalios įkėlinėse viskas ir neblogai, ir gynyboje. Kažkutį pabėgom, aišku, jie ten prisivijo, antro pabaigoje vėl ten lygiai 6 taškelį gėmė. Tai reiškia, kad, ta prasme, buvom pasiruošę tom varžybom. Porą tokių netikėtų, ta prasme, tolimų metimų, iš po krepšio, ta prasme, praleistų, neatkovotų kamuolių ir išmušė iš vėžių, tas pasitikėjimas krito, puolime pradėjom skubėti. Atrodo, norisi kuo greičiau tą rezultatą, kad jisai būtų kuo labiau palankesnis, kad pirmautumėm ir nepasisekė, ir nepavyko. Tai gaila. Kad treneris akcentavo, kaip viskas pradėjo krypti, ne ta linkme trečio kėlinio kažkur vidurys, nes iš treneris 7 minutės pertraukėlių, ką jis tuo metu bandė? Ne, tai sakau, gynyba. Ta prasme, tai ir akcentavo, kad gynyba. Matėt patys ir ta prasme, stengiamės ir per rankas ten įmetė tokių sudėtingų metimų ir Vykovas ir Traorė iš toliau pradėjomės, ta prasme, sudėtingai. Aišku, čia nepasiteisinimas, ta prasme, bet biškutį toksai veža, biškutį tokį nusodino. Nežinau, sudėtinga kažką labiau, reikia žiūrėti varžybas dar kažkaip. Šią rungtynių treneris sakė, bandė kažkaip paguosti, kad dar... Turim dar šansą, taigi niekas neprarasta. Turim kiekvieną, sakau, varžybos stengiamės kovoti laimėti ir Benetą nuvažiuosim. Tai pergalės. Turim galimybę ir nereikia čia, kaip sakoma. Kol yra galimybė, dar nereikia nuleisti rankų.